Treneri, tai jūsų mintis po rungtynių? Kaip sakyt, skaudus, aišku, pralaimėjimas lemiamų metimų, bet aš nuoširdžiai tikiu, kad tai yra, sakykime, viso rungtynių rezultatas, o ne paskutinės atakos. Manau, kad mes patys iki to daėjom, neatlaikėm to fiziškumo, klaidų irgi mums neįprastai daug. Tas ir privedė iki galutinio rezultato. Per pastarąsias jūsų ir Kauno Žalgirio dublio rungtynes ėmiau turbūt gal dabar 10 interviu ir nuolat kartojamas žodis fiziškumas. Šiandieną turbūt ypatingai antroje rungtynių pusėje žalgiriečiai to davė daugiau. Aš sakyčiau, ir pirmoje, ir antroje rungtynių pusėje tikrai mes gal paskui pradėjom kovoti su teisėjais, o ne prie Žalgirį. Tai faktas, kad tas fiziškumas, tas žodis prie Žalgirį, jisai buvo ir bus naudojamas visą laiką. Tai, kaip sakyt, labai mums geros ir naudingos rungtynės, tokios, sakyčiau, tikrai play-offinės. Ir svarbiausia dabar yra iš to pasimokyti ir kad kaip komanda paeitume į viršų. To ir linkėsiu. Sėkmės. Dėkui.